Labas rytas, mano pusrytukai, kiaušinukai, avokadas, duonelė ir šiek tiek užpyliau siračio padažiuko. Nuvežėm mažyliuką į darželį ir dabar su vyresnėliu važiuosim į Hombergans, tai pasižiūrėsim kas naujo, kas gero, reikia nusipirkti man valymo priemonių namams visokių. Tai vienu žodžiu paslampinėsim po parduotuvę, pasižiūrėsim, nes oras tai šiandien toks nekoks lyja, šiaip tai nešalta, +11, toks neblogas orelis, visai smagu, bet galėtų nelyti. Tai va, važiuojam, gal ir jums kažką parodysiu, kas naujo, kas gero ten. Grįžom namo, tai nieko gero, žinokit, nieko naujo. Aišku, visokių dekoracijų Velykoms yra, bet jau buvo ir nuo gruodžio mėnesio, tai viskas tas pats. Mamos dienai visokiausių dovanėlių, smulkmenėlių. Tai nusipirkau tik tai valymo priemonių namams, ką reikėjo. Dušo želę dar pasimiau, kūno šveitiklį ten tokį perku. Ir daugiau nieko, tai dabar greitai gaminsiu pietus, tai pietums išsikepsiu lašišos. Tai lašišą aš paprasčiausiai suprieskoniuoju, pipiriukų šiek tiek, nieko ypatingo, druskytės. Ir česnako granulių. Ir daugiau nieko šiaip nededu, labai paprastai aš čia suprieskoniuoju. Gal dar žolelių šiek tiek itališkų. Užbarstysiu. Ir viskas, ir kišiu į orkaitę ir greitai iškeps. Pietus pietukai, lašiša, marinuoti agurkai, burokėliai. Tai šiek tiek pyliau šito graikinių riešutų aliejaus į burokėlius. Ir karšto oro gruzdintuvėje kepiau bulvytes. Einu valgyti, bus labai skanu. Laikas vakarieniauti ir nieko neturiu pasigaminusi.
Tai vienu žodžiu, buvau išvažiavusi šiandien su reikaliukais, dabar tik tai grįžau, tai net nepasportavau šiandieną. Ir labai noriu jau valgyti, tikrai jau nieko negaminsiu, tai prisiminiau, kad turiu nusipirkusi šitos sriubytės vištienos su daržovėmis. Tai manau bus mano vakarienė, tai bus 254 kalorijos. Baltymų šiek tiek mažokai, tik tai 15 gramų. Nu nieko, šiandien bus gerai. Tai va, tai pasišildysiu šitą sriubytę. Čia rašo, kad galima mikrobangų krosnelėje pasišildyti, bet aš manau suspilsiu į puoduką ir pasikaitinsiu ant dujinės. Tai va, tai tokia mano šiandien vakarienė bus. Pasišildžiau, nu visai tokia skani atrodo ta sriubytė, aš galvojau, kad čia bus visiškai trinta ta sriuba, bet čia va su vištienos gabaliukais, daržovytės, vištienytė, morkytės, žirneliai. Nu gal bus skanu, einu ragauti. Nu, labai skanu. Tikrai skanu. Net nebūčiau pagalvojus, kad gali būti skanu pirktinė sriuba. Nes šiaip aš niekada nesu pirkusi tų sriubų. Tikrai skanu ir vištienos krūtinėlės pridėta gabaliukais. Labai skanu. Geriau nei nieko arba kažkoks greitas maistas. Nes tikrai jau tingiu kažką tai daryti. Tai manau, kad visai gerai, gera vakarienė. Labas rytukas, penktadieniukas. Šiandien nuotaikos puikios, tikiuosi ir jūsų nuotaikos puikios. Tai mano mažyliukai šiandien abudu namuose. Aišku, vienas jau nebe mažyliukas, jau visas vyrukas. Tai man šiandieną irgi išeiginė, dabar gaminsiuosi pusryčius, kiaušinukai verda, mano mėgstamiausi pusryčiai. Tai gavau vieną komentarą, kad norėtumėte, jog pasidalinčiau savo dienos kalorijomis, patiekalų kaloringumu, kiek baltymų, kiek angliavandenių, kiek riebalų suvartoju. Tai šiandieną tai ir padarysime. Šiandieną skaičiuosime kalorijas kartu. Kažkada esu sakiusi, kad mano kalorijų deficitas yra 1800 kalorijų per dieną. Tai aš tiek pat dar ir laikausi tokio pačio kalorijų deficito. Aišku, aš kai nesportuoju, tada aš mažiau tą dieną valgau. Tai valgau aš 3 kartus per dieną, kartais būna vienas užkandis, bet labai retai. Valgau aš kas 3-4 valandas, labai didelių tarpų tarp valgymų nedarau, nes jeigu bus daugiau negu 4 valandos, tai būsime labai alkani. Ir po to, ko pasėkoje, galimas persivalgymas. Tai geriau daryti būna 2,5 valandos, 3 valandos. Tai man 3 valandų užtenka to tarpelio. Kartais 4 valandas ištempiu. Tai va, tai anksčiau aš valgydavau 5 kartus per dieną, būdavo 3 pagrindiniai valgymai ir 2 užkandžiai. O dabar aš valgau tik tai 3 pagrindinius valgymus, tai pusryčius, pietus ir vakarienę. Ir man to tikrai užtenka. Aš, pavyzdžiui, tų užkandukų aš neturiu netgi laiko, kada valgyti. Kartais suvalgau, kartais nevalgau. Tai va, tai
yra tokios rekomendacijos, kad reikia valgyti 5 kartus per dieną, bet žinokit, reikia pasirinkti, kas tinka jums, kas tinka vienam, gali netikti kitam. Ir priklauso nuo jūsų dienos ilgumo, nuo jūsų darbo grafiko, gal, jūs neturėsite laiko tų užkandukų valgyti, kaip ir aš neturiu laiko, man kažkaip nereikia. Aš mėgstu valgyti sočius pusryčius, sočius pietus ir man tada nesinori nei užkandžiauti, o vakare norisi man tik tai lengvos vakarienės, tai aš jau vakare sočiai labai nevalgau. Tai va. Tai jeigu jums užtenka 3 valgymų, užtenka 3, jeigu neužtenka, tada galite valgyti 5 kartus per dieną. Tai vėlgi kiti būna, kad nemėgsta labai sočiai tų pusryčių valgyti, arba mėgsta valgyti mažesnėmis porcijomis, bet dažniau. Tai vėlgi, sakau, labai individualiai, kiekvienam skirtingai, tai pasirenkate pagal save. Tai kas tinka man, gali kitam visiškai netikti. Taip pat kalorijos tos vėlgi 1800 kalorijų. Tai gal man tinka, ne? Man kris su tokiom kalorijom svoris, tokiu kalorijų deficitu, o kažkam kitam gal bus per daug tų kalorijų, o kitam gal bus per mažai tų kalorijų. Tai vėlgi reikia, sakau, atsižvelgti individualiai, koks jūsų turi būti kalorijų deficitas, o nesusigalvoti savo iš galvos kažkokį tai skaičiuką. Tai kalorijų deficitą galima apskaičiuoti pagal jūsų ūgį, svorį, amžių, fizinį aktyvumą. Ir taip sužinosite, kiek jums kalorijų per dieną reikia suvartoti. Tai va, tai aš taip pat valgau paprasčiausią maistą, kas greitai pasigamina, kas ilgai neužtrunka pasigaminti. Jokių įmantrių receptų, nieko, aišku, pas mane ir kartojasi tas maistas. Nėra, kad ten dažnai keistųsi kažkokiais tai naujais receptais. Aš tiesiog valgau, kas man skanu, kas man patinka, ką aš mėgstu. Nes jeigu jūs mesite svorį ir jūs valgysite tai, kas jums nepatinka, kas neskanu, tai tikrai tas procesas ilgai nesitęs ir viską mesite, nenorėsite toliau tęsti. Tai labai svarbu, kad valgytumėte skaniai ir kas jums patinka. Mano šiandienos pusrytukai: virti kiaušiniai, duonytė, avokadas. Taigi žiūrime, kiek turime kalorijų. Taigi, tikiuosi gerai matosi. Taigi pusryčiai 454 kalorijos, 30 gramų angliavandenių, 24 gramai riebalų ir 28 gramai baltymų. Štai tokie pusrytukai. Kur einam? Adam? Einam į McDonald'ą. Šiandien pietūs McDonald'e. Penktadienio proga burgeriukas. Šiandien mūsų pietūs McDonald'e. Valgome nesveiką maistą, bet retkarčiais galima. Tai mano šiandien cheat mealas, burgeriukas, tai jame yra 577 kalorijos. Vakarieniai bus jautienos steikai, salotos, agurkas, pomidorai, salotoms graikinių riešutų aliejus, šiek tiek citrinos sulčių. Tai aš agurkų, salotų, pomidorų neskaičiuoju kalorijų. Tai žiūrime, ką turime. Tai vakarienė bus 394 kalorijos.
0 angliavandenių, 19 gramų riebalų ir 54 gramai baltymų. Super, daug baltymų šita vakarienė turi, labai gerai. Tai va, tai dar man rodo, kad man trūksta 374 kalorijų iki 1800 kalorijų. Tai nežinau, gal kokį užkanduką suvalgysiu, bet aš tikrai nesijaučiu kažkaip alkana. Dar vakarienė tokia bus man, tai tokia soti, manau, kad užteks, tai nežinau, ar aš kažką tai dar valgysiu. Šiandien nesportavau, tai manau, kad užteks man šiandienai kalorijų. Tai va, einu kepti steikus. Kaip visada, mano draugelis šalia. Geriausias mano draugas. Visada kartu su manimi, kažkaip labai prie manęs prisirišęs mažyliukas. Tai va, tai šiandien netgi nesuvartojau 1800 kalorijų, mažiau suvartojau, bet kadangi aš, kaip ir sakiau, aš kai nesportuoju, mažai judu, tada aš mažiau valgau, mažiau suvartoju kalorijų, tai šiandien man ir užtenka, nes nesportavau šiandieną, mažai fizinio aktyvumo buvo. Tai ir tikrai jaučiuosi sočiai, nesijaučiu alkana ir tikrai jau nebenoriu jokių užkanduko, nieko valgyti. Užtenka to, ką valgiau šiandieną, tikrai buvo sotus mano valgymai. Aišku, ir nesveiko maisto šiandien valgiam, bet retkarčiais aš savo leidžiu suvalgyti tų nesąmonių, tikrai nedažnai. Tai nieko blogo neatsitiks. Tai va, tai toks mano šiandienos meniukas buvo, tokie valgymai ir toks kaloražas. Tai jeigu norėtumėte, kad ir toliau dalinčiausi su jumis savo dienos kalorijomis ir patiekalų kaloringumu, tai pakomentuokite, ar norite ar nenorite. Ir tada dalinsiuosi toliau su jumis savo dienos kalorijomis, kiek ko suvalgau. Paskaičiuosime. Tai va, mėlieji mano mielosios, aišku, daugiau moterų žiūri mano kanalą, stebi. Tai jeigu patiko šitas video, paspauskite laiką, pakomentuokite, būtinai prenumeruokite mano kanalą. Ir šiandienos video užbaigiu. Ačiū, kad žiūrėjote ir susimatysime kitame mano vloge. Labanakt!